Sveiki, šiandien parodysiu, kaip susikurti Counter-Strike žaidimo serverį. Mums reikės įrašyto Counter-Strike žaidimo, metamod, booster ir MX mod X. Atsidarėme Counter-Strike žaidimų direktoriją. Strike. Ir sukūrėm dabar ant desktopo naują folderį addons. Ir įkeliame šios 3 katalogus. O šitą vat įmetame į direktoriją Counter-Strike. Atsidarome tą addons papkę. Metamod atsidarom ir jungiam, atsidarom plugins. Parašom vien tramdum. Einam į MXX, DLS, nukopinam, oi, ne tai padariau. Tai va, ir įrašom vat šitą. Darom tarpą, vėl rašom vien tramdum. Surandam booster ir nuo addons vėl kopinam ir rašom tai vat. Nusikopinam pavadinimą ir dabar išsaugam. Dabar mums reikia pajungti, kad prie žaidimo atsidarom liblist. Čia pas mane parašyta, užeikite į sezonę, kur game DLL. Pas jūs gali kitas būt parašyta. Čia aš pats parašiau, kad jums pasakyti, nepamiršk pasakyti, iš kur galima gauti failus. Failus galima gauti iš va čia www.zona.too.lt. Taigi trinam čia viską per vidurį. Einam addons, metamod, DLS. Kopinam viską nuo addons. Čia įrašom. Čia kopinam viską. Ir čia rašom. Ir išsaugom, taigi jau pajungta. Dabar einam į MX mod X config ir atsidarom user. Čia yra vat surašyta viskas, bet surašyta klaidingai. Tai aš perrašiau ir pas jūs yra ten kartu su šitų klipų įdėta. Va, users. Jį uždedam čianai. Ant viršaus. Atsidarom. Ir čia vat parašyta nikas, jūsų žaidėjo nikas arba nikas, koks norit, kad būtų ant admino. Rašom to bako. Password. Password rašom kokį norit. O čia irgi niką kokį norit. Aš parašiau to bako tik tai. Jūs tai kokį norit. Taigi, o password irgi kokį norit. Va čia bus jūsų adminas. Reikės niką adminui rašyti, o čia passwordą. Ir va šitos 2 raidės reiškia A. Jeigu nebus passwordą, mūsų išmes iš serverio, o B. Kad prie savo niko galima prirašyti klano pavadinimą, nu ką nori. Taigi, nusistatę visas šitas funkcijas, išsisaugojam ir einam į MXX. Ir va čia vat yra parašyta, kaip rodyti adminą, nerodyti nieko. Čia rodyti admino niką, bet nerodyti, ar jis online, ar jis offline. O čia rodyti admino niką ir rodyti, ar jis online arba offline. Aš tai paliksiu 2, kad rodytų admino niką ir rodytų ir aš online arba offline. O va čia vat bus sveiki atvykę. Tai čia galite parašyti pasveikinimą, kaip užeis jūsų serverį, kad
būtų koks nors pasveikinimas, jei norit. Galite išsirinti ir nieko nerašyti. Aš vat parašysiu sveiki atvykę į CC, jūs kaip norit. Va čia irgi tas pats, galima tą patį rašyti, nes čia beveik tas pats, sveiki atvykę į CC. Čia vat saitą kokį norit. Norit draugo ten kokį norit. Aš tai rašysiu savo. www.zona.too.lt. Dabar rank modę kaip tikrins. Pagal niką, pagal autyt arba pagal IP. Dažniausiai visi daro pagal niką, bet aš paliksiu pagal autyt. Išsisaugam viską, einam į maps. Ir čia vat surašyti visi mapai, kurie bus jūsų serveryje. Ir jeigu nenorit kai kurių serverių, paimat vat išsitrinat. Aš čia bent ką ištrinu jum parodyti. Man nesvarbu, aš jau buvau susikūręs serverį. Esu. Taip. Čia viską padarėm. Dabar mums reikia įrašyti tą pasvardą. Surandam config. Nu, bet kur, čia. Nu, va čia. Bet kur norit. Rašot set info pv turbako. Aš tobako, o jūs rašot savo, va čia va. Pasvardą išsisaugojim. Jeigu mūsų serveryje nerodo status, tai mums reikės stats.me, va. Įkeliam stats.me į addons direktoriją. Atsidarom jį ir čia yra vat stats.me dar vienas. Atsidarom ir čia vat rašo. Nulį reikia padėti, jeigu pagal autyt. Nulį. O pagal IP arba name, nežinau, gerai, patys išsiaiškinkite. Išsisaugam viską. Taip, dabar mums reikia pajungti. Einam į metamod, plugins ir vėl rašom. Vintrandu. Randam stats.me dėl ls ir nuo addons kopinam viską. Sprikal C. Ir čia kopinam pavadinimą, kad įjungtų. Ir išsaugom. Štai mūsų servas jau sukurtas. Dabar mums reikia jį paleisti. Surandam HLDC ir įjungiam jį. Rašo žaidimas, nustatot Counter-Strike, pagal kokį jūs kūrėt, bet aš rodau pagal Counter-Strike serverio pavadinimus. Čia yra mano serverio, kur aš susikūręs pats, tai liko. Čia galit parašyti bent kokį savo serverio pavadinimą. Čia mapas serverio. Kokį jūs norit. Aš paliksiu dedus. Network. Internet nustatot. Galit pabandyti ir LAN, bet aš internet. Žmonių kiek bus maksimum playerių. Čia portas palikite, arkonas irgi. Ir spaudžiam start server. Ar mūsų serveris pasileis, ar neišmes jokių erorų. Taip, pasileido. Va, dabar yra kartais būna tokia problema, kad čia server name nusimuša ir arkon password. Arkon password būtinas yra. Jeigu nusimuša, rašom arkonas. Trok spaudžiam. Čia perrašyt savo pavadinimą serverio, pavyzdžiui, CC zona. Čia laikinai bus. Spaudžiam OK. Čia atrodys žaidėjus ir kokie pasijungia. Čia banus. Jeigu jūs užbaninat, bet kad užbaninti reikia turėti MX ban. Tai yra kitam filmukė.
Taip, dabar rašom AMX help. Čia vat parodytos šitos komandos. Visokios, 10 komandų. Rašom AMX VGO. Ir čia tas pats vat būtų kaip ir paspaudus ant players. Autytit, nu, tas pats. Rašom meta list ir rodo, kokie failai pajungti. Šiuo metu pas mane 6, kad veiktų serveris, turi būti 6. O jei jūs ten padarėte dar kokį clan mod arba admin mod, tai pasidarys ten 7, 8. Nu va, jūsų serveris sukurtas. Sėkmės.